Mūsų klinika naudoja vieną naujausių ir moderniausių lazerių, tai yra fotonas lazerį. Šaknų kanalų gydymo pagrindinis tikslas yra pašalinti bakterijas iš šaknų kanalų sistemos. Stažuotėje pamačiau iš tikro, kaip tas lazeris dirba, kaip yra tirpalas aktyvuojamas, kokia yra sukuriama srovė, kaip per mikroskopą, kokie kanalai atrodo švarūs. Tai yra moderniausias ir pažangiausias gydymo būdas, kurį galiu pritaikyti savo pacientams. Vienas didžiausių lazerio privalumų yra tai, kad šaknų kanalų galime mažiau plėsti, kai kuriais atvejais netgi minimaliai. Taip yra tausojami danties audiniai, dantis nepraranda tvirtumo. Šis lazeris yra ypatingas tuo, kad jo šviesos spindulius absorbuoja ne danties audiniai, o vanduo. Šaknų kanalų gydymo metu šaknų kanalai yra užpildomi tirpalais, dezinfektantais ir dezinfektantą aktyvavus lazerio šviesa yra sukuriama kavitacija. Kavitacija tai yra oro burbuliukai. Susidarę šaknų kanalų sistemai, jie kontaktuoja su šaknų kanalų sienelėmis, sprogsta ir taip naikinamos bakterijos. Šis lazeris ypatingas tuo, kad turi naujausią SWEEPS technologiją. Ši technologija naudoja kelis lazerio impulsus ir panaudojamas antrasis lazerio spindulys ir sukuriama antrinė kavitacija, kas sukelia dar daugiau burbuliukų, kurie naikina bakterijas ir sukuriama srovė, kuris skverbiasi visas kanalo nišas, sąsmaukas, kurių instrumentais negalime pasiekti ir paprasti tirpalai taip pat nepasiekia. Taigi, naudojant lazerį galime išvalyti anatomines visas struktūras, kurių kitais būdais pasiekti yra neįmanoma. Yra atlikta daugybė mokslinių tyrimų. Dauguma tyrimų sutinka, kad naudojant lazerį kanalai yra švaresni, yra geriau išvalomas visos nišos, sąsmaukos, net siauriausi kanalėliai. Taip pat lazeris geriau pasiekia šaknies kanalo viršūnę, kur yra svarbiausias sritis, kad infekcija negrįžtų ir gydymas būtų sėkmingas. Vieno gydymo metu man svarbu, kad esu padariusi viską, kad išsaugoti paciento dantį.